Jei gavote banko SMS žinutę, kad neva jūsų sąskaita užblokuota ar turite kokių finansinių įsipareigojimų, pirmiausia, nepasiduokite panikai. Atkreipkite dėmesį, sukčių siunčiamos žinutės dažniausiai turi rašybos klaidų. Sukčių SMS žinutėje visuomet bus nuoroda, kur neva jūs gausite daugiau informacijos. Jeigu jūs jungsitės į tą nuorodą, jūsų paprašys bankinių prisijungimų. Pirmiausia Smart 1, paskui Smart 2. Visą laiką atsiminkite, kad Smart 2 yra naudojamas tuomet, kai jūs patys vykdote apmokėjimą. Šių duomenų niekada niekam neatskleiskite. Gavus tokią žinutę, informuokite policiją apie pasikėsinimą sukčiauti. Tokiu atveju jūs užkirsite kelią, kad nenukentėtų ir kiti asmenys.